namuose amžinai, o sūnus pasilieka amžinai. Ir 36 eilutė labai svarbi. Jei tad sūnus jūs išlaisvins, iš tiesų būsite laisvi. O šitoj vietoj dingsta visos žmogiškos pastangos. Jei sūnus jūs išlaisvins, jūs būsite laisvi. Ne, jeigu aš kažką dar padarysiu, ne. Jei sūnus jūs išlaisvins, jūs iš tiesų būsite laisvi. Aš žinau, kad jūs Abraomo palikuonis, bet jūs norite mane nužudyti. Ir pažiūrėkite, ką sako įtikėjusiems žmonėms. Nes mano žodžiui nėra jumise vietos. 309 eilutė. Jie atsiliepė, mūsų tėvas Abraomas. Jėzus jiems tarė, jei jūs būtumėte Abraomo vaikai, darytumėte Abraomo darbus. Bet dabar jūs norite nužudyti mane, žmogų, kuris kalbėjo jums tiesą, girdėtą iš Dievo. Šitaip Abraomas nedarė. Ir aš toliau daugiau neskaitysiu dėl laiko stokos, bet 44 eilutėj jisai sako tiem, kur panaudotas žodis įtikė, ar ne? Jūsų tėvas velnias ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus. Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys ir nesilaikė tiesos, nes jame nėra tiesos. Kalbėdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir mano tėvas. Matote, ne visada, kada jūs randate žodį tikėjo Biblijoje, ne visada reiškia, kad tai buvo tikras tikėjimas. Mes turim suvokti, kad jie tuo metu mato daug stebuklų, ar ne? Daug jo galingų darbų. Jono 8 skyriuje jie mato, kaip jisai susitvarko su moterim, ar ne, kur norėjo užmėtyti akmenimis. Tai daro įspūdį, bet įtikėjimas nebuvo tikras. Ir Kristus sako, jūsų tėvas yra velnias. Tai yra labai svarbu. Todėl va šitie dalykai jie rimti, apie juos reikia kalbėti. Ir žmogaus, kurio prigimtis nepakeista ir sūnus jo neišlaisvino, jis ir lieka tose savo fantazijose. Mano tėvas Abraomas. Ir va čia mes vėlgi sugretinam tai su netikrų mokytojų nepakeista prigimtim. Prigimtis visada išliko ta pati. Kas dar yra gal dėl šitų dalykų? Nueikime prie truputėlį linksmesnių dalykų, gerai? Tai mažytė raidė. Biblija nuostabi knyga. Biblija nuostabi knyga. Pas jūs stačiakampis, ar ne, kaip visą laiką? Bijonė tos gražios akis turi būti. Šypsena, Biblija nuostabi knyga. Aš tik nosį kitokią padariau, gerai? Jau ne tokia primityvi dabar. Nuostabi knyga. Mes turim nuostabią knygą. Ką mažytė raidė šitoj nuostabioje knygoje yra pranašystės. Ką mažytė raidė pranašystės. Pirmas, visos Biblijos pranašystės išsipildė arba dar išsipildys labai tiksliai. Visos Biblijos pranašystės išsipildė arba dar išsipildys labai tiksliai. Antras, pranašystės, kurios išsipildė, suteikia tikrumą, kad Biblija yra tiesa. Nuostabi knyga. Ir pranašystės apie tai liudija.
F mažytė raidė. Stebuklai. Stebuklai. Pirmas, Biblijoje parašyta apie antgamtinius Dievo darbus. Antras su skliausteliu. Vienas iš tų darbų, Dievas viską sukūrė per 6 dienas. Antgamtinis Dievo darbas. Trečias, tvanas, antgamtinis Dievo stebuklas. Ketvirtas, Dievas iš vienos kalbos padarė daug kalbų. Penktas, Senajame testamente Dievas padarė daug stebuklų. Ir turbūt, kada skaitote 39 Senojo testamento knygas, jūs pastebit, kad yra tokie 2 galingi stebuklų laikotarpiai, kada kalbame apie Dievo veikimą. Kokie? Senojo testamento. Senojo testamento. Mozė, ne? Galingi Dievo veikimas buvo, ar ne? Tai buvo toks stebuklų laikotarpis. Po to jau turime lyg tai tokį tylą, kaip sakant, ne Biblijos rašyme, bet stebuklose. Ir po to stebuklo atsinaujinimas įvyko, antras buvo toks galingas laikotarpis. Elijas ir Elizėjus, ar ne? Ir po to vėlgi atrodo iki Naujojo testamento laikų mes turime tokią tylą, ar ne, stebuklose. Šeštas, Naujajame testamente Viešpats Jėzus padarė daug stebuklų. Ir apie tai jūs skaitote Evangelijose. Jis padarė daug stebuklų. Ir septintas, Jėzaus padaryti stebuklai leidžia mums suprasti, kad jis yra tas pats Dievas, apie kurį mes skaitome Senajame testamente. Tas pats Dievas, apie kurį mes skaitome Senajame testamente. G mažytė raidė. Mokslas ir doktrina, arba doktrina, mokslas arba doktrina. Pirmas su skliausteliu. Dievas mus moko teisingo ir svarbaus mokslo. Dievas mus moko teisingo ir svarbaus mokslo. Prieš pasakant antrą, aš noriu pasakyti vieną dalyką. Šiandieninėse bažnyčiose vis daugiau skamba koks teiginys. Užtenka to mokslo. Bet aš noriu pasakyti prie antrosios skliausteliu, mokslas yra pamatas mūsų praktiniam, krikščioniškam gyvenimui. Mokslas yra pamatas mūsų praktiniam, krikščioniškam gyvenimui. Štai Dievas ir moko tų dalykų savo žodyje. Bažnyčia šiandien sako, teologiją pakeiskime metodologiją. Ir čia yra žingsnis ne į tą pusę, kada metodai patampa svarbesni už teologiją. Raš mažytė raidė. Biblijoje yra tiesos, turime pripažinti, kurias sunku suprasti. Biblijoje yra tiesos, kurias sunku suprasti.
Aš išvardinsiu jums, kaip kurias jūs turbūt atsimenat tas sunkes tiesas, visų neišvardinsiu, nes tam neužtektų laiko, bet kaip kurias tiesas išvardinsiu, kurias sunku suprasti ir kurias sunku net paaiškinti žmogišką kalbą. Pirmas su skliausteliu sekantis puslapis, turbūt sutiksite, kad sunku pilnai suprasti savo žmogiškų protų tiesą apie trejybę. Trejybė, ar ne? Ta tiesa Biblijoje, jinai biblinė, bet ją sunku suprasti. Pas jūs yra nupieštas toksai trikampis turbūt užrašuose. Ir mes žinome, kad kada kalbame apie trejybę, tėvas, sūnus, šventoji dvasia. Trys asmenys. Šventoji dvasia, tėvas, sūnus. Tai reiškia, Rūnai, kad mums prie trejybės reikės sugrįžti po pertraukos. Tai 10 minučių. Radau, kaip padaryti vyriškai, šventas dvasis. Šventas dvasis. Okay. Kažkodėl atėjo tokia mintis. Vat lietuvių kalba neturi šito žodžio, nors tai vyriškai giminėjai. Nežinau, ar mes pasinaudosime jūsų. Žiūrėkit, čia yra B, o tai C, šitas C. C didžioji raidė dar bus, čia buvo didžioji. B didžioji, vėliau. That was so genuine.